Man labai svarbu, kad tu, mamytė, džiaugtumės mano laimėjimais. O kad mamytė džiaugtųsi tavo laimėjimais, ko reikia? Ko reikia? Nu, ne tik sveikatos reikia, dar kažko tai. Reikia turbūt svajonę turėti. Ir kai tu tą svajonę savo pasieki įgyvendini, tai tada mamytė džiaugiasi ir kaimynai džiaugiasi ir visi džiaugiasi. Nes viena didžiausias žmogaus nelaimių yra praras savo svajonę ir plaukti pasroviui į gyvenimą. Tai vat jūsų štai direktorius, jis turėjo gražią svajonę, nuvažiavo į kalnus ir ją įgyvendino ir labai malonus tokių žmogų šnekėtis, kuris įgyvendina savo svajonę. O jūs turite savo svajonių? Pakelkite rankas, kas turi svajonę? Va, visi šaunuoliai. Tai reiškia, Lietuva nepražus, nes mes su jumis svajojame. Ir mamytės kartu su jumis svajoja. Tik nežinau, kažkodėl nėra tėvelių čia. Tai... nu tai bet vis tiek, tai tėveliai taip pat, reiškia, džiaugiasi kartu su mamytės. Nu, parėję namo pasidžiaugsite. Tai štai, vat, kad įgyvendinti savo svajonę, reikia 3 dalykų. Reikia būti stipriam ir energingam, sveikam. Reikia turėti mylimą, mėgiamą profesiją. Ir reikia būti piliečių, savo šalies patriotų. Ir kai tu toks būsi, tai tau nieko nėra neįveikiamo. Na, o čia jau šiek tiek apie mane pasakė, nu ką reiškia sveikuolis? Sveikuolis tai yra žmogus, kuris giliu tikėjimu, darbštumu ir kantrybę kiekvieną dieną savo kūną, sielą ir dvasią grūdina, sotina ir apvalo. Giliu tikėjimu, darbštumu ir kantrybę siekia šito vardan darnos savyje, šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, visatoje, vardan meilės, tiesos ir gėrio. Tai, kas yra sveikuolis. Patinka taip? Norite būti sveikuolis? Tai aš dabar galėsiu pasidalinti, ką tai reiškia, kad tu gyventum be jokių ligų, be bėdų, be nerimo. Pakelkit rankas tie iš jūsų, kuriem niekuomet nieko neskauda, sveiki kaip ridikai. Pakelkit rankas. Aha. Suskaičiavau rankų, nu gal kokie 18. Bet čia mūsų biškai daugiau negu 18, nėra. Tai ką tai reiškia? Vat tokiam amžiui, tokios šaunios mamytės žvalios, toks jaunimėlis auga ir tik tai tiek nedaug visiškai sveikų. Vienam turbūt, o tu ranką nekėliai. Ką tau skauda? Kėliai, tu tau nieko neskauda. O tau galvytė skauda kartais, ką? Kartais. Tai sveikuolėm neskauda galvyčių. Nei pilvuko neskauda, nei šono, nieko negali skaudėti, jeigu tu esi tikras sveikuolis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu kiekvieną dieną nebijai šalto vandens, tu niekuomet nepersivalgai, tavo maiste yra ir daržovių, ir vaisių, ir košės, ir labai nedaug tai yra mėsytės, ten žuvytės, kiaušinukų, varškytės nedaug. Žymiai daugiau yra vaisių, daržovių ir košės. Nori būti stiprus, energingas, mitybą turi sutvarkyti. Tau reikia daug judėti, sportuoti, mankštintis. Na, yra įvairiausių judėjimo būdų, pradedant šiaurinių vaikščiojimų, čia jums papasakos, dviračių, plaukimu ir baigiant kalnų turizmu, alpinizmu. Yra daug judėjimo formų, kurias mes visi pasirenkam, mums tėvai patarė, mokytojai, kaip judėti. Šalia mitybos ir judėjimo reikia grūdintis. Pakelkit rankas tie iš jūsų, kurie šiandien iš ryto, išeidami į mokyklą arba į lauką, apsiliejote šaltų vandeniu. Pakelkit rankas. Aha, matau kokį 11 rankų, nu gal 12. Aha. Reiškia, va, todėl mes su jumis ir mėgstame sirgti, kadangi bijom šalto vandenį. Ne nosies galiuko reikia šaltą vandenį. O kai tu lendi po šiltų dušų nusiprausi, niekuomet negali išeiti iš po šiltų dušų į lauką, nes tavo tvirtovė lieka atvirom durim, atvirais vartais ir priešai patenka ir tave paguldo, nukryžiuoja. Nori, kad negautum nei slogos, nei kosulio, nei anginos, negali išeiti į lauką neapsilieję šaltų vandeniu. Bent kibirėlį ant galvos. Susilėjai, prašau, gali eiti į lauką. Ir niekuomet neturėsi nei slogos, nei anginos, nei gripo, jokių peršalimo lygų, jeigu išmoksi aplieti šaltų vandeniu apsilieti. Ir aišku, mamytė su tėveliu rodo,
o tu iš paskos pakartoji. Vat ir tokiu būdu. Kol mamytė nerodys, aišku, ir vaikučiai bijos. Nu, bet mes, manau, jau nuo rytoj pradėsime. Taip? 3, 4. Taip. Nu, kažkaip nelabai. Nelabai garsiai. Taip, dar kartą kartoju. Ar mes rytoj su jumis išeidami lauką apsiliesim šaltų vandeniu? Nu, va, dabar, ačiū Dievui, jau panašu, kad apsiliesim. Tai va, kai tai apsiliesite, niekados jokių peršalimo lygų daugiau nebebus. Aš jums tą garantuoju, kadangi tą darau jau daugiau negu 20 metų. Na, šalia to, kad reikia judėti, grūdintis, teisingai maitintis, dar reikia save stebėti, save kontroliuoti, savo svorį stebėti, kad daug nepriaugtų lašinukų, savo lankstumą žiūrėti, rankų ir kojų stiprumą. Daug yra tokių dalykų, kuriuos reikia žinoti. Ir tėveliam apie vaikus taip pat reikia žinoti, stebėti jų kraujospūdį, jų pulsą. Na, kad laiku pamatyti, kad mūsų mergytė arba berniukas, sūnelė ir dukrelės, kad jie visi augtų sveiki ir harmoningi, kad nepražiopsot tų klaidų, kada jie pradeda, krypti, stuburiukai ima krypti. Pražiopsojame, tai jeigu šiandien galime elementariai tą sutvarkyti, tai jeigu jau po metų tik pradėsime, tai žymiai sunkiau bus. Reiškia, turim stebėti savo stuburus, kad jie nesukryptų. O kad stuburai nesukryptų, ką reikia daryti? Taip, reikia daugiau mankštintis ir mažiau ko? Mažiau sėdėti prie kompiuterio. Tai mes dabar su jumis visi kartu pažadėkime, kad jau rytoj prie kompiuterio sėdėsim žymiai mažiau. 3, 4. Pažadam. Negirdžiu. Kartoju klausimą. Ar mes rytoj prie kompiuterio mažiau sėdėsim? Vat nuo tos dienos, kai prie kompiuterio bus mažiau, o į lauką eisim daugiau, tai stuburas bus tiesus ir galvytė nebeskaudės, ir šaunelis, ir visa kita bus gerai. Reiškia, judėti reikia daugiau, o sėdėti reikia mažiau. Nu, o patys svarbiausi dalykai, kurių dar neminėjau, šalia judėjimo, grūdinimus sveiko maisto, šalia savikontrolės, patys svarbiausi dalykai yra žmogaus dvasinis gyvenimas. Jeigu tu būsi piktas, pavydus, godus, išpuikęs, jeigu tu negražiai kalbėsi apie savo draugą, jeigu tu jam pavydėsi, arba dar blogiau padėsi jam kažką kerštauti, tai nuo to ir prasideda visos žmonių lygos, kai jis yra piktas, kai jis yra nervuotas, kai jis yra neramus labai, plepasi daug. Tai va, nuo čia visas blogis ir prasideda. Tai va, jeigu tu nori, kad tau būtų gyvenime gerai, turi ieškoti tokios ramybės, kuri vadinasi harmoninga ramybė. Ir kūno, ir sielos, ir dvasios. Ir sveikas žmogus rūpinasi, kad ir kūnas būtų pasotintas. Ir siela taip pat gautų maistą. Ir dvasia taip pat būtų sotinama. Tai kai apie kūno sotinimą aš kalbėjau, kad reikia daugiau daržovių, reikia vaisių, košių valgyti, tai sielos sotinimą, kaip galime savo sielą pasotinti? Koks yra geriausias maistas mūsų sielai? Nu, vat ne košė yra, ne košė. Geriausias, kadangi tai yra pats svarbiausias maistas, tai noriu, kad jūs dabar paklausytumėt. Tai yra pats svarbiausias maistas. Žymiai svarbiau už košę, už daržovės ir už vaisius. Tai sielos maistas. Jeigu tu nori, kad tavo siela būtų pasotinta ir kad tu jaustum dvasinę ramybę ir džiaugsmą gyvenimo, tai tu turi galvoti apie savo artimą, apie savo draugą, apie savo kaimyną, apie savo bičiulį ir apie gerus darbus, ką tu gali jam padaryti. Ir kuo tu daugiau gerų darbų savo artimui padarysi, savo draugui, savo kaimynui, savo tėčiui ir mamai, kai tu kažką gero padarysi, tai tu pamaitinsi savo sielą. Ir tavo siela bus labai laiminga ir patenkinta ir rami. O jeigu tu visą laiką norėsi, kad tik tau visi darytų kažką gero, o tu negalvosi apie kitą, tai tavo siela bus alkana ir jinai vieną dieną alkana, antrą, trečią, po savaitės jinai pradeda džiūti. O jeigu tu visą mėnesį nieko gero niekam nepadarėjai, nepadėjai, nepasidalinai savo gerų, ką turi, tai tavo siela visai išdžius ir tu būsi labai labai nelaimingas ir nepatenkintas gyvenimu savo. Tada papulsi į depresiją, į tokią būseną, kai nieko nebesinori, gyvenimas tampa nebemielas
visi tampa nebegeri, tai tik todėl, kad tavo siela nudžiūvo iš alkio, nes tu juos nepamaitinai gerais darbais, pagalba viens kitam, pasidalinimu tuo, ką gero turi. Tai va čia yra žymiai svarbiau negu pilvą savo prikimšti ten, sakysime, skanumynų įvairiausių. Štai, aš čia girdėjau iš jūsų direktoriaus, kad labai dažnai pasirodo pas mus lūžinėja kauleliai. Va, tai ar žinau, nuo ko jie lūžinėja tie kauleliai? Pasirodo, kad mes labai mėgsime gerti Coca-Colą, mėgsime ten visokius skanius dalykus, snikerius valgyti, čipsus ir panašiai. Vat nuo to mūsų kauleliai lūžinėja. Jeigu tu nori, kad nebeliktų kalcio tavo organizme, jeigu kad tavo kaulai lūžtų dažnai, nugriuvai, lūžo kaulas, dantis ima gesti, todėl, kad tu labai mėgsti Coca-Colą. Tai yra gėrimas, kurio niekada gyvenime daugiau neimki burną, jeigu nori, kad tavo kaulai nelūžtų. Tai yra skystis, kuris išplauna iš mūsų kalcį ir po to tampa trapus mūsų kaulai ir dantis nuo to byra. Tai dabar klausau jūsų. Ar norite pažadėti, kad daugiau niekuomet nebegersite Coca-Colos? Sakykit, pažadam? Nu, žiūrėkit, aš paklausiu direktorius, ar tikrai savo pažadus vykdote? Nes jeigu dar nors vienas ką nors nusilaužite, reiškia, jūs savo pažadą neįvykdėte. Ir jums kaulai nulūžo, todėl, kad plaunate iš savęs kalcį, o kad jisai neišplautų iš organizmo, reikia ne tik tai vartoti daug žalumynų, žalių daržovių, špinatų, ten brokolių, riešutų valgyti, vaisių, košių, bet reikia judėti, nes kai tu valgai maisto medžiagų, ten, sakysime, sūrio, kur yra kalcio, ir nejudi visai, tai tas kalcis nepasisavina. Tai kai tu vartoji maistą, kuriame yra kalcio ir nori, kad tas kalcis patektų į kaulus, tu turi judėti. Ir nemažiau tokie vaikai turi kasdieną po 2-3 valandas aktyviai judėti, dviračiu važiuoti, sportuoti, mankštintis. Tada kaulai bus lankstus, bus stiprus ir niekuomet nelūžinės ir dantis neges. Tai vat, daržovės, vaisiai ir grūdinės kultūros kartu su judėjimu padaro mūsų kaulus stiprius ir nepažeidžiamus. Tai tą reikia neužmiršti. Štai aš pakalbėjau apie žmogaus dvasinį gyvenimą. Tai mes visi su jumis turim ne tik tai kūną, bet sielą dar ir dvasią. Ir kūną maitinti jau sakiau, kaip sielą jau sakiau, o dvasią savo pamaitinti tarp pat labai svarbu yra todėl, kad žmogus yra gimęs. Kaip jau sakau, daryti gerą viens kitam ir tu būsi tiek laimingas, tiek padarysi gero kitam, bet tu kartais gali susipainioti, ar tai, ką aš darau, čia gerai ar blogai. Jeigu tavo dvasia yra alkana, nepasotinta, tai tu savo gyvenime krypties gali neberasti, gali klaidžioti ir tave gali apgauti arba suvedžioti pikti žmonės, kurie norėdami savo kažko gero, jie tave suvedžios ir numes ne ten. Tai kad tavęs niekur neapgautų ir nenuvestų, kur nereikia, tavo turi būti ir dvasia pasotinta, kad tu savo dvasioje niekuomet nepaklystum ir turėtum vieną gražų tikslą. Tas tikslas yra tavo gyvenimo prasmės ieškojimas. Vat jūs pasakėte, kad visi turi svajonę. Tai va svajonė jūsų, tos svajonės įgyvendinimas yra gyvenimo prasmės suradimas. Visi tie iš mūsų, kurie turi gyvenimo prasmę ir jo siekia, jie gyvena laimingai ir visi kiti aplink juos būna laimingi. O jeigu tu savo svajonę apleidi ir tu nesieki savo gyvenimo prasmės, nu pavyzdžiui, va, tu esi gimęs būti mokytoju. Bet kažkas tave suvedžiojo ir tu pasidarei koks biznierius. Reiškia, tu nuėjai į lengvą pinigų ieškojimą ir nebeini tuo sunkių mokytojų kelių. Tai labai sunkus kelias būti mokytoju, nes visų pirma, mokytojas yra ne vien tas, kas šneka, tai tas, kas demonstruoja savo pavyzdžių, tuos gerus dalykus, apie ką kalba. Tai labai sunku. O ten lengvai uždirbti yra daugybė dalykų. Ir tu gimėjai būti mokytoju, bet šito nesiekiai. Paklydai kažkur, tave suvedžiojo, apgavo kažką, sakė, čia bus gerai, mes čia daug pinigų turėsim. Ir paaiškėjo, kad tie, kurie turi daug pinigų, lengvai uždirbtų. Tai yra patys nelaimingiausi žmonės, nes jie tos pinigus vis tiek vieną dieną praranda, o daugiau nieko neturi. Neturi nei savo svajonės įgyvendintos, nei savo mėgimo darbo. Ir apie savo šalį užmiršo, kad tokia yra. Jiem nesvarbu, kur gyvens, svarbu, kad daug pinigų būtų. Ir va tie pinigai tave pražudo, kurie gauti yra ne
svajonės siekiant, o šiaip tiesiog, kad kažką tokio daro, nesvarbu ką. Tai vat, siekimas savo svajonės ir gyvenimo prasmės siekimas, turint gerą sveikatą stiprią, yra žmogaus pats svarbiausias gyvenimo dalykas. Ir viena knyga yra įdėta internete, galite pasiieškoti. Ta knyga parašė viena gydytoja, kuri daug metų stebėjo žmonės, kurie išeina iš šio pasaulio. Vat, jinai matė, kaip žmonės miršta. Ir kalbėjo su jais. Šimtai žmonių numirė jos akise, tie, kurie jau buvo ligoti, nusenę. Ir jie visi jai pasakojo apie savo gyvenimą ir apie tai, dėl ko jie gailisi. Pasirodo, kad labai daug žmonių gailisi išeidami iš šio pasaulio, kad jie apleido savo svajonę. Jie užsiminėjo viskuo, bet nesiekė to, ką jie turėjo savo širdyje. Mes visi esame kažkam tai skirti, labai talentingi, labai gabus, bet ne visi vienodai. Vieni gabus, kaip sakiau, mokytojai, kiti gydytojai, kiti galbūt architektai, kiti kompozitoriai, dainininkai, šokėjai, žemdirbiai, mes visi turim kažką tokio savyje. Bet jeigu mes tą apleidžiam savo tą gyvenimo misiją, apleidžiam savo sveikatą, nebeturim sveikatos, kad tapti savimi, nebeturime idėjos, o papuolam, pakliūvame į patį lengviausią užsiėmimą, kad pinigų gautumėm. Ir tada mes tampame nelaimingi, nepatenkinti, pikti, godus, pavydus. Ir kuo toliau, to vis blogiau. Ir tada nebeužtenka vaistų mūsų gydymui, todėl kad neįmanoma žmogaus pagydyti, kuris pats savim nesirūpina, kuris neskiria dėmesio savo mitybai, grūdinimui, judėjimui, kuris apleidžia savo dvasinį gyvenimą. Nieko gero nepadaro ne tik savo tėvam, bet ir savo draugam, ir savo kaimynam. Va tie dalykai yra labai labai svarbus. Ir mano mokykla, kurią aš įkūriau Palangoje prieš 25 metus, baigė daugiau negu 30 000 Lietuvos gyventojų. Nu, va, Marijampolė, kiek čia gyventojų gyvena pas jūs? 50. Tai va, daugiau negu kas antras jūsų miesto gyventojas galėjo pabuvoti Palangos mokykloje, o pabuvojo gal, kokie gal 500 maždaug iš Marijampolės yra buvę Palangoje tų žmonių. Tai va, jie visi žino tos dalykus ir kai aš juos pamatau, tai mes labai džiaugsmingai kartu su jais bendraujam, todėl kad mes vieni kitus mylime, aš savo mokinius, jie savo mokytoją. Ir šiandien Lietuvoje nebėra nei vieno kaimo, kuriame aš neturėčiau savo pažįstamų žmonių, kur aš visuomet galiu priglausti galvą, gauti vandens, atsigerti ir maloniai praleisti laiką. Todėl, kad tai, ką aš veikiu, tai yra mano gyvenimo džiaugsmas, tai yra prasmė. Aš radau savo kelią ir visiems linkėčiau ieškoti savo kelio ir tapti savimi ir siekti savo svajonės. Tai, kad tu svajoji, tas ir yra tavo gyvenimo tikslas. Ir nesvarbu, ką televizijoje rodo, ką tau ten kažkas šneka, žvaigždės per televiziją. Ne visos jos tampa laimingos dėl to, kad laikinai ten sužyba ir paskui vėl eina gert vaistų nuo depresijos, nes matai, nelaimėjo konkurso ir vėl nelaimė apima. Tai vat, laimė yra, kai tu esi kažkam reikalingas, kai tu gali dalintis, o tu tą padarysi, kai būsi sveikas, stiprus, energingas, patenkintas. Ir vat, norint tą kryptį surasti, reikia savo dvasią pamaitinti. Dvasios maistas yra laisvė. Laisvė yra dvasios maistas. Ta laisvę mes pažįstame per tiesą. Labai svarbu žinoti tiesą. A kaip ją sužinoti? Vat štai pernakvojai miške prie laužo, tamsioj girioj, labai baisu buvo, atsikėlei ir tu nebebijai to miško tamsaus, nes tu žinai, ką tai reiškia. Labai baisu apsilieti šaltų vandeniu, niekuomet to nedarėjai. Apsiliejai šaltų vandeniu, sužinojai tiesą, kad labai šalta, bet po to labai gera yra. Ir tu nebesergi, bet šita tiesa tave daro laisvu nuo baimės šalto vandens, laisvu nuo baimės tamsaus miško. Užlipai į aukštą kalną, tu nebebijai aukščio, pasinėrėjai jūros gelmę, nebebijai tos gilumos, aplankiai pasaulį, tu žinai tiesą ir tu esi laisvas. Kad išdrįščiau čia su jumis kalbėtis, man reikėjo aplankyti 45 pasaulio šalis. Vat paskutinė šalis buvo Kinija, man teko būti ir Afrikoje, ir Azijoje, ir Europoje, visą beveik išmaišiau, Amerikoje. Tai tose šalyse ieškojau, ką žmonės žino apie sveikatą, ką gali patarti. Ir aš tenai tas kaip grūdus, kaip perliukus vežiau į Lietuvą, į savo mokyklą ir manau, kad dabar Palangos mokykla yra pati tobuliausia pasaulyje sveikatos programa. Tai yra pati efektyviausia, pati puikiausia. Ir štai
čia dabar neseniai šnekėjau su jūsų visuomenės sveikatos biuro direktorė. Jinai taip pat mano, kad Marijampolei taip pat reikia įkurti tokią mokyklą. Nu, aš jai pažadėjau, sakau, mes galime čia pravesti tokią mokyklą. Va čia dabar aš atvažiavau tiesiai pas jūs iš Naisių kaimo. Girdėjote, tokia Naisiai Lietuvoje yra. Nu, Lietuvoje milijonas gyventojų žino, kas yra Naisiai, nestebi Naisių muilo operą, ne? Nu, tokia yra Naisių vasara. Tai va dabar Naisiuose dabar susikūrė didžiulis būrys žmonių, kurie dabar va, rytais maudomės tenai jų prūdę, sportuojame, per pietus kartu valgom košę, sriubytę skanę, vakarais einam gimnastikuoti, per vieną savaitę jie labai pasikeičia jų mąstymas, pasikeičia gyvenimo būdas. Galima per vieną savaitę šeimoje pakeisti santykius, išmokti gyventi. Tai bet jeigu jūs norėtume, tai jūsų biuras yra pasirengęs, galbūt netgi nuo jūsų mokyklos tą pradėti. Mes turim programą moksleiviam ir atskirai tėvam. Ir jinai yra puikiai veikianti ir duoda puikų rezultatą. Ne tik tai svorio mažinimui, bet ir išmokti gyventi be ligų, be vaistų, be įtampų. Tau niekuomet nebereikės vaistų nuo depresijos, tau niekuomet nebereikės vaistų nuo galvos skausmo, tau niekuomet nebereikės nuo pilvo skausmo dėl to, kad tu moki gyventi žmoniškai. O nėra gyvenimo sveiko arba nesveiko. Arba tu gyveni žmoniškai, arba nežmoniškai. Apie tai kalbėjo mūsų didysis Lietuvos genijus Vydūnas. Vydūnas yra pats didžiausias Lietuvos žmogus, iki šiol nepripažintas, dėl to, kad nėra kam jį pripažinti, nes Lietuvoje sveikolių tai vienas iš 30 gyventojų yra vienas sveikolis Lietuvoje. Visi kiti dar laukia savo eilės ir galvoja, nu jau nuo pirmadienio pradėsiu. Arba nuo pirmo, nuo naujų metų tikriausiai. Ir vat laukiame ir niekaip negalim pradėti. Tai aš jums visiems linkėčiau nelaukti, o pradėti greičiau, pradėti gyventi žmoniškai, tapti sveikuoliais, ieškoti savo svajonės įgyvendinimo, būti savo profesijos atradėjais. Ir po to labai mylėti savo tėvynę, nes tik tai šitoj žemėje, kur tu gimei, tu gali būti savimi ir tu čia reikalingas labiausiai. Ir jeigu tu kažkur išvažiuosi, tai tu būsi kaip tas medis be šaknų, kuris, tenai žydi, bet neveda vaisius, dėl to, kad jam ten ne tas yra. Tai va, aš jums visiems linkėčiau tos dalykus suprasti. Ir, kad tą įgyvendinti reikia vėlgi 3 dalykų. Tikėjimo tuo, ką tu darai, tikėjimo, reikia kantrybės ir reikia darbo, darbštumo reikia. Va, 3 dalykai. Na ir, kadangi aš jau beveik viską pasakiau, pabaigai noriu pasakyti sveikolio maldelę. Jeigu tu ją išmoksi ir pagal ją gyvensi, reiškia, viskas bus gerai. Tai ta maldelė skamba štai šitaip. Kiekvienas Lietuvos sveikolis atsibūdęs iš šito sako: Šventas Kazimierai, Lietuvos globėjau, suteik man tikėjimo, darbštumo ir kantrybės, kad kiekvieną dieną savo kūną, sielą ir dvasią grūdinčiau, sotinčiau ir apvalyčiau vardan darnos tavyje, savyje, šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, visatoje, vardan meilės, tiesos ir gėrio. Amen. Nu, gerai pasakiau. Norite būti sveikuoliais? Būkite. Čia yra įjungtas dabar internetas. Aš jums, jeigu įdomu, galėčiau duoti adresų. Kai jums bus labai liūdna ir dings gyvenimo prasmė ir nebus įkvėpimo, tai įsijungite porą filmukų ir juos pažiūrėję, jūs tikrai labai vėl norėsite gyventi sveikai ir laimingai. Tai gal kas ir matėte, čia yra filmukai apie vieną berniuką Australijoje, kuris gimė be rankų ir be kojų. Vat gimė be rankų ir be kojų. Ir galvoja, kad labai nelaimingas, kad jis yra labai nuskriaustas. Ir tiesiog dejavo, kaip man nesiseka. Bet vieną dieną jisai suprato, kad gali gyventi ir be rankų, ir be kojų. Ir kai suprato, paėmė save, ne į rankas, o paėmė savo valią, sukaupė ir pradėjo gyventi pats. Išmoko viską. Išmoko ir pats pavalgyti, ir susišukuoti, ir nusiskūsti barzdą. Jau dabar daugiau negu 30 metų yra. Jis jau aplankė daugybę pasaulio šalių. Jį tiesiog paėmė ir atvežė vieną kitą šalį. Jisai plaukti išmoko, turėdamas tik tai čia tokį rudimentą, pusę pėdos su 2 pirštais. Su kompiuteriu tais pirštais moka rašyti. Ir jisai mano, kad jis yra pats laimingiausias žmogus žemėje,
jis yra labai reikalingas visiems, nes gali kitus įkvėpti tada, kai tau gyvenimas tampa, na, visiškai jau toksai nebemielas ir atrodo, kad visi manęs skriaudžia, niekas nesupranta manęs. O kai taip atsitiks, pažiūrėkite, kaip gyvena Nikas Vujičikas. Tiesiog Google paėmė, surenki Nick. Nu, va tas berniukas yra. O štai, pavyzdžiui, galim paimti, va čia, va jisai. Va čia labai daug apie jį medžiagos. Čia jisai išneka paskaitas. Va čia jisai, pavyzdžiui, va prie vandens yra, ne? Čia nuotrauko, o čia gal filmuką mes rasim kur nors. Ką? Apačia, pažiūrėkit, kokį filmuką. Va YouTube'as, jau? Ne, čia turbūt vietas. Nu, atrodo, kaip jisai va štai gimė, be rankų, be kojų berniukas buvo. Atrodo, kad labai nuskriaustas. Va jam jau tėvai nupirko vežimėlį nuo pat mažens, va matote, neturėjo nei rankų, nei kojų. Ir manė, kad jį gyvenimas labai nuskriaudė. Čia va japonai tai į filmuką susuko tokį. Bet jisai pasakoja apie savo gyvenimą, jam dabar jau metai jau per 30 yra. Ir jisai kalba, kaip jam buvo sunku, kaip jam buvo nelengva išmokti gyventi, atrodė, kad, nu, viskas yra. O dabar jam net nebereikia pagalbos pašalinės, jisai pats viską darosi. Ir apie tai yra kitas filmukas, čia turbūt jisai dar ilgai kalbės. Vat kaip jisai čia augo. Vat prašau, dabar jisai, va, manot, plaukėja ir ant surfingo išmoko, vat, ir mokslus baigė, sukaupė savo valią, įjungė savo tikėjimą, kad niekas nepadėsi taip pats ir nebijojo sunkumų jisai. Vat, prašau, va, atvažiavo į kitą šalį, štai jisai man vaikštinėja, tik tai su savo, vat, klubo kaulais, vat, turi čia porą pirštų išlindusių ir moksleiviai klauso jo. Ir jiem gėda prisipažinti, kad jie kartais būna nusiminę arba dejuojantis, kartais jiems būna blogai. O pažiūrėkite tą berniuką, į tą jau dabar vyruką, kuris štai neturi nei rankų, nei kojų, bet jis yra laimingas, todėl, kad gali kitus įkvėpti gyvenimo džiaugsmui, gali įkvėpti kitus būti laimingiams ir jie štai va su juo kartu krikštauja, nors pradžioj pamatė jį visi ašarojo, atrodo, kad nelaimingas. O žiūri, kad jisai yra puikiausiai nuotaikoj, puikiai susitvarkantis su savo gyvenimu. Taip, kad va, surinkė šitą, va, prašau, nukrenta jisai, tos telefonu gali kalbėtis, viską išmoko. Tai kai mes turėdami rankas ir kojas, imam dėjuoti, kad mums nesiseka, kad mes nelaimingi, tai įsijunkim tą filmuką, va, Nick Vujicic. Ir pamatysite, kad žmogus gali iš pačios sunkiausios patirties pakilti ir tapti laimingu ir reikalingu kitiem. Jo nauda žmonėms tai yra įkvėpimas, kai mes jį matome, tai yra gėda sakyti, kad tu nelaimingas, kad tau nesiseka. Tugi viską turi. Rankas turi, kojas turi, ko tu dėjuoji. Tau viskas pavyks, bet tu turi siekti savo svajonės ir negalvoti, kad tau įkris kaip keptas karvelis išsižiojęs. Tau reikia juos labai sunkiai siekti. Reikia kasdien darbuotis, reikia kasdien aukoti savo laiką. Ne tik tai žaisti su kompiuterio žaidimus, bet kasdien kažką naudingo savo padaryti, kad tu viską mokėtum. Viską, pradedant sportavimu ir baigiant namų darbais, baigiant darbais, kurie reikalingi tavo tėvam padėti. Ir kai tu tą viską darysi, tu tobulėsi, tu stiprėsi, tu auksi ir gyvenime tu būsi laimingas dėl to, kad viską išmoksi. Čia viskai, kaip sakiau, čia tų filmukų yra daug. Tai kai bus liūdna, įsijunkite, Nikas Vujicikas. Arba dabar surinkime dar vieną žodį. Man jau jį pažiūrėjo 2,5 milijono žmonių. Ant paieškoju, parašykime Kėdainis. Kėdainis. Ir vienas skaičius. S ir vienas. Čia pat vienas. Ir paieškite, pas tam paaiškite. O čia yra mano YouTube puslapis, čia yra apie 120 filmukų. Va tėveliam bus įdomu čia pažiūrėti, čia yra daug visokiausių patarimų ir apie mitybą, ko nereikia valgyti. Ir ten apačioj, va, Kėdainius vienas, apačioj galite rasti, nakim ten žemyn. Ja, apačioj. Va apačioj rasite, dar žemiau.
Čia vat ir įvairiausi žmonės šneka apie save, kaip jie įveikia sunkumus, dar žemyn einam. Dar žemyn. Va šita ponė, va viskas įmanoma, jei nori. Va ta ponė turėjo 150 kilogramų, dabar jinai sveria apie 80, paėmė save rankas ir jinai savo anūkus jau moka auginti sveikai dėl to, kad pati pasikeitė. Kai mes keičiamės, tai keičiasi ir mūsų šeima, taip pat mūsų kaimynai. Dar naikim žemiau. Jo, aha. Bet jeigu norite, va šitas vintersinė pasmento. Jo. Štai čia mano mokiniai, kurie suvažiavo į Palangą visi vienu metu, jų buvo 1600 su trupučiu žmonių ir mes pasiekėm pasaulio rekordą. Tai buvo pačios didžiausios pasaulyje žiemos maudynės. Buvo -7 laipsniai. Štai. Tai jeigu apims baimė, tai pažiūrėkite, va žmonės štai bėga per Palangą 1500 žmonių ir jie visi bėga į jūrą įsimaudyti. Mano akise išsimaudė ledinėje jūroje daugiau negu 30 000 Lietuvos ir 15 pasaulio šalių gyventojų. Ir jie visi jau nebebijo šalto vandens, o šaltas vanduo yra tokia terpė, į kurią iššokęs į tą terpę, tu iš karto prarandi baimės jausmą. Tu daugiau niekuomet nieko nebijosi, nes tu bijai labai baisaus dalyko ledinio vandens. Tai vat, ledinis vanduo yra ta terpė, į kurią žmogus iššokęs praranda baimės jausmą, jis nieko nebijo. O mes labai dažnai visko bijome. Ir va ta baimė mus kausto, ta baimė mus persekioja. Čia galim biškį perbėgti į priekį, ten pastumkit, nes čia, kur jie ten nubėgs, mes nubėgim iš kada peršokimą, pastumkim į priekį, į vidurį kažkur. Ja? Va štai matote, mūsų atbėga čia prie vandens, jūra buvo tą dieną visa užšalusi, buvo tokia kaip čiuožykla jūroje. Va, čia žmonės visi nusirengė. Šitie visi žmonės yra baigę Palangos sveikatos mokyklą arba tie, kurie grūdinasi. Nu, matote, biškį buvau toksai tamsiaplaukis, tuo metu dar buvau. Ir štai mes pralaužėm ledus ir pasinėrėm. Ir tą dieną su mumis nėrėsi į tą ledinį vandenį žmonių 1500. Niekados niekas nėra susirgęs šaltam vandenį. Šaltam vandenį, kai tu paneri, visos tavo baimės, tos tavo piktos dvasios, kurios mus dažnai apsėda, lervos visos, išlaksto kaip kamparo spiritas, jo nebelieka. Vat matė, žmonės va štai maudėsi, nardė. Tai nieko nėra neįmanoma, jeigu tu nieko nebijai. Tai aš jau tik parodžiau, kur ieškotis filmukų, jeigu jums bus įdomu pažiūrėti, vat, tam dėdukui beveik 100 metų. Jauniausiam dalyviai buvo mergaitė, Barborytė iš Plungės, buvo 5 mėnesiai ir 5 dienos. Jai tada buvo va tiek. Tėvelis jos daktaras ir kartu su tėveliu nardė į tą jūrą 5 mėnesių. Vaikų, kuriem buvo iki 5 metų, buvo apie 30. Tai ašgi nesiūlau jums nerti į eketę. Aš jums siūlau nebijoti apsilieti šaltų dušų, kad daugiau nebūtų, peršalimo ligų. Bet jeigu tu bijai šalto dušo, tai iššoki į eketę, o paskui nebijosi nei dušų šalto. Tai čia vat yra tie filmukai guli internete, kam įdomu pažiūrėsite, jeigu atims baimė. Mes tada siekime Gineso rekordo. Tie visi, kurie įnėrė, pasaulyje niekur tokia kompanija nebuvo įnėrusi kaip kad Palangoje, bet 1600 žmonių. Tai aš jums daviau adresą, ten yra apie sveikatą daug visokios informacijos. Kadangi mano laikas eina į pabaigą, tai gal turite klausimų? Labai viskas aišku, ne? Tai ką mes dabar darysim, pasakyk man. O ką reikia sveikai gyvensim? Maitinsimės, sportuosime. Grūdinsimės, ką dar darysim? Ką dar darysim, sakyk visiems įsikalbėti. Galvosim ne tik apie savo kūną, bet ir apie sielą galvosim, apie dvasią, jai reikia peno, taip? Taip, kad mes tą viską dabar žinosim jau, o jeigu labai norėsite, tai tikrai jūsų mokykloje visiškai gali būti, kad Sveikuolių sąjunga jums padės tą mokymą čia pravesti, todėl kad pas jūs yra mokytojai, kurie jumis rūpinasi, domisi, ne tik jumis ir savimi, ir direktorius šaunus alpinistas. Taip kad, reiškia, aš manau, kad jūsų mokykla yra pasmerkta sėkmė ir sveikatai. Tik reikia noro, kantrybės, laiko ir viskas bus. Ačiū, kad klausėt.
Ačiū labai mūsų svečiui, o dabar pasinaudosim jūsų patarimu ir iš tikrųjų, kadangi nemažai pasėdėjom, užsisėdėjom, tai dabar mes jūs pakviesime truputį pajudėti, o paskui sugrįšite į salę jau ir ten jau bus sielai maistas. O dabar noriu pakviesti pirmų klasių